Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Šiandien mūsų atviros studijos svečias Artūras Paulauskas. Lietuvos politinis veikėjas, teisininkas, turbūt daugiau pristatyti ir nereikia, kadangi visi mes pažįstam, yra dar daug titlų ir buvęs Seimo pirmininkas, buvęs kandidatas prezidentus ir panašiai, ir tai reikėtų labai ilgai vartinti, tai mes turbūt visko ir nevartinsim. Labas vakaras. Labas vakaras. Mano būtų pirmas klausimas, norėčiau prisiminti tos laikus nepriklausomybės kūrimo. Jūs tuo metu pirmom dienom buvot paskirtas generaliniu prokuroru Respublikos. Tačiau Tarybų Sąjungos prokuratūra atsiuntė čia savo prokurorą, jūsų bendrapavardis lyg tai buvo, taip? Petrauskas. Petrauskas buvo. Buvo Petrauskas ir papasakokit tą istoriją, kaip tas viskas vyko. Ar jums buvo pasiūlytos kokios nors pareigos toj sistemoje? Tai mes pradedam nuo tokių senų įvykių, jau šiek tiek jie galbūt ir primiršti, mano aišku atmintyje išliks visą laiką, bet žmonės, matyt, ne visi bent jau prisimena, kas buvo, todėl mes turim pasakyti, kad kovo 11, kada aukščiausia taryba paskelbė nepriklausomybę ir atstatė galioti 38 metų konstitucija Lietuvos Respublikos. Ir po to buvo priimtas laikinasis pagrindinis įstatymas, kuris laikinai galiojo kaip konstitucija. Tai štai ten buvo numatyta, kad aukščiausia taryba skiria Lietuvos Respublikos prokurorą. Ir kovo 1 dienom po nepriklausomybės paskelbimo mane pakvietė Vytautas Landsbergis, tuometinis aukščiausios tarybos pirmininkas, ir pasiūlė užimti šitas pareigas. Aš tuo metu ėjau Lietuvos, tada LTSR prokuratūra vadinosi, prokuroro pavaduotojo pareigas. Aišku, man buvo šiek tiek netikėta, iš vienos pusės aš supratau riziką šito žingsnio, nes prokuratūra buvo perdėm centralizuota sistema. Lietuvoje labai mažai institucijų, kurios buvo taip centralizuotos ir kurių pareigūnai, pradedant nuo rajoninių prokurorų, buvo skiriami Maskvoje. Todėl aš paprašiau keletą valandų pagalvoti ir sutikau. Ir kovo 21 aukščiausia taryba mane paskyrė prokuroru. Ir aišku, TSRS prokuratūra reagavo žaibiškai, pasakyčiau labai radikaliai. Tiesiog atvyko generalinio prokuroro pavaduotojas į Vilnių, pirmasis pavaduotojas Vasiljevas, atvežė įsakymą generalinio prokuroro, kad man yra atimami visi klasiniai laipsniai ir aš esu išmetamas iš prokuratūros ir kad aš pažeidžiau konstituciją, prokuratūros įstatymą, etiką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atvežė prokurorą Antaną Petrauską, karinį prokurorą, pulkininką, kuris užėmė šitas pareigas, LTSR prokuroro. Nes LTSR prokuroras, tuo metu buvęs Barauskas, Vidutis Barauskas, susirgo, ir pasakyčiau taip supratingai, nusišalino nuo pareigų. Tai štai įvyko tas, kas įvyko, buvo sukurta TSRS prokuratūros, alternatyvi prokuratūra, kurioje tiesa dirbo labai nedaug žmonių, bet jie visapusiškai stengiasi trukdyti mums atlikti pareigas. Neįleisti patalpas, neišduoti kriminalistinės technikos mums ir visokių kitokių trukdžių. Ir tas tęsiasi 1,5 metų. Ir reikia pasakyti, kad šalia tų pareigų mums reikėjo dar su jais kovoti. Ir galima sakyti, kad aš tuo metu ir įgijau tam tikros politinės patirties, nes vėliau visi šitie dalykai man pravertė gyvenime. Bet tai buvo labai įdomus periodas, 1,5 metų, praktiškai iki pučio Maskvoje, kuris, kaip žinom, baigėsi nesėkmingai. Mes gyvenom Lietuvoje, turėdami oponentą, alternatyvę prokuratūrą,
TSRS prokuratūros atstovybė, kuriai vadovavo Antanas Petrauskas. Jūsų tas apsisprendimas tuo metu, jisai buvo pakankamai pavojingas ir rizikingas, sakyčiau, bet jūs likot ištikimas nepriklausomybei ir Lietuvai. Jūs buvot apdovanotas kokią nors valstybinių apdovanojimų už tos savo veiksmus, už tą savo žingsnį? Nu, aš turiu pasakyti, kad jau po paskirimo iš karto man buvo pasakyta, kad 7 metai kalėjimo man yra garantuoti. Aš vis galvodavau, kodėl 7? O po to pasirodo, TSRS aukščiausia taryba priėmė tokį įstatymą už TSRS įstatymų nevykdymą, baudžiamą atsakomybę iki 7 metų. Tai jie matyti jau žinojo, kad toks įstatymas bus priimtas, todėl man ir pranešė. Iš tiesų, tai aš nesu apdovanotas jokių medalių ar ordino, ar kaip kitaip pavadinti. Aš neturiu Lietuvos apdovanojimų, bet aš nemanau, kad čia yra blogai, nes aš tą dariau tikrai ne dėl apdovanojimų. Tuo metu tikrai aš negalvojau apie jokius apdovanojimus. Man atrodė, kad šitas žingsnis padės priartinti mūsų nepriklausomybę, padės žmonėms apsispręsti, supras, kad juos nepersekios, jeigu jie darys Lietuvos naudai darbus. Ir aš manau, kad nemažai prisidėjau, įtvirtindamas ir iškovodamas nepriklausomas Lietuvos statusą. Po to jūs tapot, dar dirbot kažkokį laiką prokuratūrai, po to jūs tapot politikų, buvot renkamas į Seimą, kandidatavot, buvot Seimo pirmininku ir jūsų karjera tai kildavo į viršų, tai krisdavo vėl į apačią, kaip ir tai yra natūralus dalykas, bet kiek aš pastebėjau, žmonės, kurie pabuvojo Seime, dauguma seimūnų, žinodami, kad sekančią kadenciją jie nebus išrinkti, jie pasirūpina savo darbu, pasirenka savo pareigos, šiltą vietą, jums kažkaip tai šito nepavykdavo ir jūs baigęs kadenciją likdavot be pareigų, be darbo ir ieškot, kaip ir dabartinių laikų, jūs pats savo ieškot darbo, jūs laikot advokato egzaminus ir praktikuojat tokį savarankiškumą. Žinot, aš visą laiką galvojau ir dabar galvoju, kad žmogus sveikas, protingas, turintis abi rankas ir kojas, turi pasirūpinti pats savim. Ir nelaukti kažkokių malonių iš gerų dėdžių. Bet kai tau už, sakysim, gerą darbą nieks nepadėkoja, o dar išpila šiukšlių kibirą ant galvos, tai savotiškai yra skaudu. Jūs paminėjot prokuratūrą. Aš niekada nesiruošiau iš prokuratūros išeiti, nes mano buvo gyvenimas susietas su šitą instituciją ir aš manau, kad aš dirbau ir mokėjau dirbti, bet 97 metais, kada konservatoriai laimėjo rinkimus, vienas turbūt iš pirmųjų veiksmų buvo atleisti mane iš darbo. Jokių neinkriminavo man nusižengimų, atvirkščiai Seime netgi man padėkojo už darbą, už principingą poziciją daugeliu atveju, bet aš žinojau, kad nusikaltėliai yra labai pikti, nes man teko asmeniškai palaikyti kaltinimą ne vienoj organizuotų nusikaltėlių byloj. Nebuvau labai lankstus politikams, kai ko tai prašydavo arba bandydavo įtakoti. Aš visada pabrėždavau, kad įstatymai yra aukščiau politikos ir kad jie turi taip pat vykdyti įstatymus. Ir taip išeidavo, kad tekdavo palikti pareigas politikos arba valdžios nemaloniai. Ir netgi būdavo tokių signalų, kad tiesiog buvo pasakyta ir neprimt niekur, jeigu aš ir stengčiausi kur tai įsidarbinti. Advokato darbas yra tuo geras, kad tu esi ir nepriklausomas, ir gali uždirbti tiek, kiek tu pajėgi uždirbti. Niekas tau nenustato atlyginimo, nereguliuoja. Tai ir tuo kart, kai aš išėjau, man buvo pasakyta, kad net į advokatūrą manęs neprims, nes aš nusižengiau, tapau nelojalus kažkam. Ir tik tai
tuo metu parlamentaro Aloyzo Sakalo užklausimas teisingumo ministrui, o kodėlgi aš negaliu dirbti advokatu, kodėl man daromos kliūtis, man atvėrė kelią į advokatūrą. Tada, tiesiog susimylėjo ir man leido dirbti. Tai iš tiesų tokiai situacijai man neliko nieko kito, kaip pasakyti, kad jeigu tokia sistema egzistuoja Lietuvoje, ją reikia sunaikinti, sugriauti. Ir jos, kaip ir įkūnytojas, tada buvo Vytautas Landsbergis, kuris kandidatavo taip pat prezidento postą, aš tiesiog nutariau sudaryti jam konkurenciją ir mečiau pirštinę. Ir kaip žinot visi, kuo tas baigėsi. Aišku, vėliau jau iš tos politikos nepasitraukiau, įkūriau partiją, organizavau rinkimus į Seimą ir mes gana sėkmingai pasirodėm, aš tapau Seimo nariu, bet tikrai nebuvau tas žmogus, kuris visada stengdavosi kažkam tai lankstytis arba pataikauti. Tai galbūt tas mano charakteris toks, nori, nenori, priverčia įsigyti priešų, kurie, kai tu jau netampi kuo tai, visada stengiasi atkeršyti. Tai aš priimu tą kaip tokią savo gyvenimo likimo dovaną, kabutėse, bet aš tikrai niekam nesiskundžiu, niekam nesakau, kad man blogai, atvirkščiai. Kiekvienas išbandymas mane padaro stipresniu. Kiekviena sunkesnė situacija man padeda įgyti didesnės patirties, žinių. Ir aš visada bent stengiuosi žvelgti pozityvą. Netgi iš to, kas atrodytų kitiems yra blogai, aš sakau, kad ne, aš toje situacijoje išmokau vieno dalyko, kito dalyko. Tarkim, jūs paminėjote egzaminus. Iš tikrųjų, normaliai žmogui išėjus iš Seimo yra galimybė sugrįžti tą patį darbą. Bet ne, ten buvo taip pat sudarytos kliūtis, bet aš laikiau egzaminus ir aš to esu patenkintas. Aš pakartojau savo žinias, aš turėjau galimybę išbandyti save, pagaliau įsitikinti, kad ir atmintis veikia, ir reakcija dar tvarkoja. Taip, kad aš visada žiūriu pozityviai į visus išbandymus. Ir aš galvoju, kad gyvenimas visada eina spirale. Kaip jūs ir paminėjot, vieną kartą nukrenti, kitą kartą pakyli. Svarbiausia tik nepasiduoti blogai nuotaikai. Jūs turit nemažai patirties, o tą patirtį jūs perduodat kažkam, tai jūs kviečia gal skaityti paskaitos studentams ir panašiai, ar dalyvaujate tokiuose renginiuose? Taip, man patinka iš tikrųjų bendrauti su jaunimu, su studentais, su moksleiviais. Gaunu pakvietimus, ypač įvairiomis šventėmis, kovo 11, vasario 16, Konstitucijos šventė. Man yra iš tikrųjų šventės ir aš stengiuosi, kad jaunimas irgi suprastų, jog tai yra Lietuvos labai įsimintinos dienos. Ir su malonumu pasakoju, dalinuosi savo žiniom, savo patirtim. Ir buvo man pasiūlymų skaityti paskaitas, bet aš kažkodėl dar galvoju, kad galbūt ir laiko neturėsiu rimtai pasiruošti. Bet neatmetu galimybę ateityje galbūt ir dėstyti, ir tam tikrą kursą paimti ir perduoti savo žinias augančiai kartai. Jeigu jums pasiūlytų generalinio prokuroro postą, jūs apsiimtumėt dirbti tokį darbą, galėtumėt dirbti? Dabar prokuratūra yra stipriai sudaužyta ir tas, kas įvyko per keletą paskutinių metų, tą sistemą labai išbalansavo ir aš manau, kad labai sudėtinga būtų grįžti prie tokio normalaus darbo, pasitikėjimo žmonėmis, kad žmonės pasitikėtų svarbiausia šitą instituciją. Nes aš pažinojau labai daug žmonių, kurie buvo sukompromituoti, išvaryti arba patys išėjo iš prokuratūros. Ir aš nesakau, kad ten liko blogiausiai, bet tos patirties perimamumo principas jau yra pažeistas. Dabar į tą klausimą, ar aš sutikčiau, be abejo, man kiekvienas toks pakvietimas būtų malonus, mano įvertinimas patirties ir galbūt galimybių, bet aš rimtai svarstyčiau tokią galimybę, tai tektų man iš tikrųjų radikaliai keisti savo gyvenimą ir jeigu aš matyčiau, kad tikrai aš galiu ką tai padaryti ir man duotų teisę daryti, jeigu aš nebūčiau priklausomas nuo žmonių, kurie man nurodės, kaip spręsti vieną ar kitą bylą, jeigu aš nebūsiu priklausomas nuo žmonių,
kurie galės mane vėl gazdinti, kad jeigu tu padarysi ne taip, mes išvarysim, jeigu padarysi taip, tai išėjęs negausi darbo. Tai aš kalbu apie garantijas, tokias normalias žmogiškas garantijas. Jūs pažiūrėkit, visi generaliniai prokurorai išėjo iš savo pareigų. Ir ką jie, reiškia, dirba, jie vėl atsidūrė pirmame laiptelėje. Tuo jie dirba, ką praktiškai baigęs universitetą žmogus pradeda dirbti. Tai kai pasiekė, sakysim, žinybos vadovo pareigas, postą, tu supranti, kad tu turi turėti garantijas, nemesti tave ten giliai į apačią. Tai kol nėra sutvarkyta pati teisinė bazė, kol nesutvarkyta pati sistema ir nesuteikta galimybių tikrai rimtai daryti savo, sakysim, darbą, aš iškelčiau labai nemažai sąlygų, jeigu man tikrai pasiūlytų tą darbą. Jūs turit fondą, jūsų vardo fondą. Pasakykit, dėl ko jisai yra įsteigtas ir jo veikla. Aš jį įsteigiau dar dirbdamas Seime. Pagalvojau, kad galiu prisidėti prie gabaus jaunimo, nes iš tikrųjų rėmiau daug muzikų, daug fizikų, daug matematikų, žmonių, kurie yra gabūs, kurie norėjo mokytis, dalyvauti olimpiadose. Mano buvo tikslas skatinti tų gabių žmonių iniciatyvas. Ir po to tas fondas kaip ir tapo nebeaktyvus. Jo vadovu pirmoji dirbo Gediminas Dalinkevičius, jis kaip tai pasitraukė į šoną ir jis toks tapo miegantis. Bet prieš mėnesį mes nutarėm atnaujinti to fondo darbą, paskyriau vieną iš tokių jaunų, perspektyvių, manau, jaunuolių vadovauti šitam fondui. Manau, kad jis atsigaus. Galbūt mes šiek tiek orientuosimės į paramą, į pagalbą socialiai remtiniems žmonėms. Bet vėlgi jaunimas turėtų būti mūsų prioritetas. Mes manom, kad įvairios viktorinos, varžybos sportinės, įvairios olimpiados turėtų būti mūsų prioritetinė veiklos kryptis ir mes stengsimės jiems padėti prasimušti gyvenime. Aišku. Jūs buvot Seime nemažai metų, turit ten patirties, dabar jūs kaip teisininkas keliat klausimą dėl neliečiamybės parlamentarų. Jūs skaitot, kad tai yra dvigubi standartai ir skaitot, kad parlamentaras vis tik neturėtų turėti tokio imuniteto. Jūsų iniciatyva buvo iškelti šitie klausimai. Kaip padėtis dabar? Mes dabar ką matom? Kad žmonės, norėdami pabėgti nuo baudžiamos atsakomybės, eina į Seimą. Nenormalu. Aš įsivaizduoju, kad žmogus, jeigu yra įtariamas, jis turi kaip tik įrodyti, jeigu jis tikrai mano, kad nėra kaltas, teisme įrodyti, būti išteisintų, tada prašau, eik į Seimą, eik į valdžią ir dalyvauk ten valdžios darbe. Dabargi, ne vienas atvejis, aš nenoriu čia pavardė minėti, kada būtent Seime ir pasislėpia žmogus. Ir jis yra kaltinamas ne kokiu tai nusikaltimu surištų su jo politinė, reiškia, veikla, o atvirkščiai, jis ten visiškai dar nebūdamas politikoje padarė šitos nusikaltimus. Ir Seimas jam suteikė imunitetą nuo baudžiamos atsakomybės. Tai kuo šitas žmogus yra išskirtinesnis negu kitas? Tarkim, yra pavyzdys, kada žmogus Seime, dar tiesiog būdamas ne Seime, organizavo įvairius, reiškia, veiksmus, jis pats po to pakliuvo į Seimą, išvengė atsakomybės, o tie žmonės jo organizuoti buvo nuteisti. Tai nenormali situacija. Tai aš įsivaizduoju, kad galbūt ir galima kokiais tai ypatingais, išskirtinais atvejais pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus yra nepersekiojamas už savo politinės pažiūras, už savo politinės kalbas, bet visais kitais atvejais. Jis turi atsakyti kaip visi Lietuvos žmonės ir nereikia čia dangstytis Seimo mandato. Remiantis apklausomis žmonių, Seimo reitingas yra labai žemo lygio. Sakykit, kokios tai būtų priežastys? Viena priežasčių yra, aišku, kaip ir dabar jūs sakot, bet to, man daleiskim iš šalies atrodo, kad kiekvienas žmogus skaito, kad jisai galėtų būti Seimūnu. Neseniai pas mus laidoje buvo ir ponas Kernagis, Seimo narys,
kuris sako, kad jisai pats man sakė apie tai, kad jo populiarumas Jonavos rajone yra pats žemiausias. Dėl to jisai savo kandidatūros daugiau niekada čia nekels, jisai važiuos kažkur tai ten į Alytų, Marijampolį, ten, vat, iš ten. Kadangi man irgi taip atrodo, kad jeigu jau mes čia pažįstam žmogų, tai kiekvienam iš mūsų atrodo, kad aš irgi galėčiau būti Seimo narių ir kodėl jie ten sėdi gauna tokius atlyginimus, aš irgi taip norėčiau. Vat man atrodo, kad tokia priežastis. Jūs galbūt turit patirties pasakyti dėl tų priežasčių vis tik. Žinot, čia mes esam praktiškai labai jauna valstybė. O jeigu žiūrėti parlamentarizmo požiūrį, tai mes apskritai esam kūdikystėje. Pasižiūrėkit, valstybė atkurta 18 metais, 1918 metais. Kiek tas parlamentas padirbo, po to Smetona išvaikė ir jisai niekada nebuvo susirinkęs. Dabar 20 metų parlamentarams. Lietuvos parlamentarams 20 metų. Ir kiekvienas iš tikrųjų įsivaizduoja, o kodėl aš negalėčiau ten būti. Mano supratimu, būti politiku, tai praktiškai įsigyti antrą profesiją. Nes politikas arba politinė veikla yra profesionali veikla. Žmogus turi nemažai žinoti, žmogus turi nemažai patirties turėti, ateidamas į Seimą. Jau jis turi padirbėti galbūt savivaldybės taryboje, partijos struktūrose. Pagaliau jis turi bent jau mokėti bendrauti su žmonėmis, žinoti pagrindinius dalykus, nes dabar aš nenoriu vėlgi pavardė minėti, bet kai kurie nariai, kurie ateina į Seimą, klausia, o kas tai yra sodra, kaip jinai yra finansuojama, kas yra biudžetas, kas yra deficitas. Kitaip sakant, tokių klausimų užduoda, kurie, sakysim, ekonomistui, teisininkui arba kitos profesijos žmogui yra žinomi, bet būtent ateina į Seimą žmonė, kurie nesupranta šito. Tai aš manau, kad nuo to kenčia Seimo kokybė, Seimo darbų kokybė. O jeigu kalbėt apie reitingus, tai jeigu žmogus ateina į Seimą ir pradeda tik tai naudotis asmeniniam privilegijom ir savo viską susikurti gyvenimą tokį, sakysim, kaip oazijai, ypatingai gerą, o aplink, kad žmonės negauna pensijų, kad žmonės, reiškia, blogai gyvena, kaip tai apie tai neberūpi. Automobilis, telefonai, visa kita. Aš kalbėjau, sakysim, su daugeliu valstybių parlamentarais, kur parlamentarizmas skaičiuojamas šimtmečiais, jau ten yra tradicijos. Niekur nėra, kad toks būtų atotrūkis atlyginimų tarp vidurkio žmonių ir parlamentarų. Visada pabrėždavo, kad mes gaudavom tiek, kiek vidurkis yra žmogaus atlyginimo. Gerėja žmonių gyvenimas, gerėja parlamentarų gyvenimas. Ir taip po truputį auga. Bet ne taip, kad 2 kartus ar ten 4 kartus aukštesnis atlyginimas yra parlamentarų. Ir mano bent jau dabartinis yra įsitikinimas, kad reikalinga reforma. Apskritai valdžių reforma. Jūs pažiūrėkit, dabar, tikrai mes nemokam dažnai susitarti. Mes nemokam tokio konsensuso pasiekti įvairiais klausimais. Ir tos 3 valdžios, prezidentas, vyriausybė, Seimas, tarpusavį rungtyniauja, tarpusavį kovoja. Jeigu vyriausybė paduoda projektą, Seimas pradeda jį atmetinėti. Jeigu ten Seimas kažką tai daro, tai prezidentė vetuoja ar prezidentas. Ir taip tarp jų tokia yra konkurencija. Pati konkurencija gal ir nėra bloga, bet kai nepriimami sprendimai, kai tie sprendimai vilkinami metų ir kai ten, kur vakaruose atrodo demokratija, bet tie sprendimai padaromi momentaliai, pas mus užtrunka labai ilgai. Tai tada galvoju, kad kažkaip tas balansas nėra gerai sudėliotas, kad reikia galbūt kažkur tai sudėti tą svorio centrą, kur būtų svorio centras. Dabar liktai visi lygus, visi turi tam tikras įtakas, o iš tiesų ne vienas negali priimti sprendimo. Tai aš galvoju, kad turi būti permąstyta šitie dalykai. Ir kitas reikalas, savivalda, jeigu šiek tiek nusileistume, turi žmonės turėti plačias galimybės dalyvauti. Šiandien nei seniūnai, nei merai nerenkami. Šiandien tiek yra viskas centralizuota, kad, pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės virsta tokiom partiniam korupciniam struktūrom, kas yra labai blogai. Tai štai reikia pradėti nuo pačių. Aš visada duodu tokį pavyzdį.
Nu patys žmonės, pati bendruomenė turi reaguoti į visokius pažeidimus. Nereikia laukti, kad atvažiuotų policininkas, atvažiuotų inspektorius ir padarytų tvarką. Ne, pati bendruomenė daug ką gali padaryti savo jėgom. Bet reikia taip jiems sutvarkyti įstatymus, tokias kompetencijas padaryti, kad tai būtų įmanoma. Ir aš turiu tikrai nemažai šitoje dalyje sumanimų. Kodėl? Mes per daug pasidarėm individualus. Nu, toks Rembo maždaug mąstysena mūsų užvaldžiusi. Viską vienas, pasiėmiau automatą ir čia įvedu teisybę, teisingumas ir visa kita. Niekur taip nėra, pasaulyje niekur nėra. Ir tas bendruomeniškumas, kolektyviškumas, tai yra didesnė vertybė. Ir būtent reikia stengtis, kad žmonės gyventų kolektyviškai, bendruomeniškumas būtų dominuojanti vertybė, o ne individualumas. Tai vat, kol mes pradėsim suvokti šitą, kad kartu gyvenant yra geriau ir lengviau visas negandas pasiekti ir įveikti, tada pradėsim kitaip mąstyti. Jūs paminėjote apie merų rinkimus. Vat tas įdomus dalykas, kad lygtai visi pasisako už tai, kad reikėtų merus rinkti tiesiogiai, bet paskui sako, bet žinot, čia reikia keisti konstituciją. Taip galima pagalvoti, kad konstitucija čia toks dalykas, tolimas nuo mūsų, kad čia ne žmonės parašė tą konstituciją, kad tai yra toks baisus dalykas. Ir Seime nieks negali priimti šito. Bet jūs dar inicijavot ir kad būtų surinkta 300 000 parašų, kad prezidentas galėtų paleisti Seimą. Kaip šitoje vietoje, kokia dabar padėtis? Pasižiūrėkim Latviją, ar ne? Taip. Įvyko. Žmonės tikrai paėmė ir paleido tą Seimą, nežiūrint, kad jis dirbo tik metus. Mesgi, čia, kai pasiūlėm šitą savo nuostatą, tą įstatymo projektą, kokio sulaukėm kritikos, kad čia nesąmonė, kad čia kažkokių prisigalvojom visokių kvailyščių, politologai ant mūsų puolė, politikai puolė. Taigi, ne viena partija mums nepadėjo rinkti tų parašų, atvirkščiai savo nariams draudė pasirašyti. Tai aš galvoju, kad Seimas, nėra šventa karvė, kad ir Seimas gali būti paleistas, jeigu jisai blogai dirba, jeigu jis nesusitvarko su savo darbais, jeigu žmonės mato, kad galbūt reikia perinkti šitą Seimą, tokią galimybę turi turėti pati tauta ir prezidentė. Šiandien Seimą paleisti, aš galiu atsakingai pasakyti, yra neįmanoma. Yra 3 atvejai, kurie konstitucijoje yra grinai teorinio pobūdžio ir praktiškai jų pritaikyti neįmanoma. Tai štai mes pasiūlėm variantą. Kas atsitiko? 250 000 surinkom, tiesa visai nedaug trūko, bet trūko. Ir vėl šita nuostata neįgyvendinta. Dar daugiau, pas mus yra tiek suvaržytos visuomenės teisės, sakysim, 300 000 parašų reikia surinkti per 3 mėnesius. Jūs įsivaizduokite, tai yra titaniškas darbas. Kitas dalykas, įstatymo projektą, kad pateikti, 50 000 parašų per 2 mėnesius. Ir mes sakėm tada, praplėskit. Nuleiskit rinkti pusę metų, kaip yra kituose valstybėse. Sumažinkit gal tą normą, 300 000 čia yra labai daug. Ne, štai visai nesenai Seimas svarstė, atmetė. Praktiškai šitomis normomis, kurios dabar galioja, dar niekas nepasinaudojo. Nes aš atsakingai vėlgi galiu pasakyti, kad tai yra labai labai sunkiai įvykdoma nuostata. Nu, taip, Seimas, matyt, apsisaugojo. Taip, jis iš tikrųjų apsisaugojo ir šiandien Seimas, vienintelė institucija, kur 4 metus išrinktas žmogus gali dirbti, gali nedirbti, gali veikti, ką tai ten, gali miegoti ten nieko neveikdamas, niekas jam nieko nepasakys. 4 metus jis ten gali sėkmingai prabūti. Aišku, po 4 metų gali žmonės jo ir neišrinkti, o gal dar ir išrinkti. Ir vėl gali miegoti. Ir vėl, suprantat, aš kažkada klausiau, išvardinkit jūs Seimo narius. Žinot, jau žmonės, kurie arti politikos, 141 negali išvardinti. Nes yra tokių, kurie, niekaip nepasireiškia. Absoliutiškai apie juos niekas nieko nežino. Sakytum, jis ten labai daug dirba Seime, bet ir taip nėra. Tai aš labai skeptiškai žiūriu į tokių Seimo narių, kurie nepasiruošia, kurie neturi jokių idėjų, kurie konjunktūriškai daug kas svarsto. Aha, štai ta partija ant bangos, reikia bėgti prie tos partijos, gal pateksiu į Seimą, pabūsiu. Tokių tikrai yra nemažai.
Tai vat, kol tokių žmonių mes Jeigu jūs- rinksime Seimą, tol jis neturės autoriteto. Jeigu jūs vėl taptumėt Seimo pirmininku, ką jūs padarytumėt kitaip? Arba kaip jūs elgtumėtės kitaip? Aš suprantu, jūs ten ribotas būtumėt įstatymų ir ten per daug pasireikšti negalėtumėt, bet vis dėlto kažką tai jūs darytumėt kitaip. Aš visada sakau žmonėm, jūs duokit geriau vienai partijai, absoliučią daugumą, kad turėtų. Ir pabandykit pasižiūrėti. Nes dabar tos koalicijos, kai iš 5-4 partijų, tai vieni neleidžia to daryti, tai kiti neleidžia to. Ir, pavyzdžiui, Seimo pirmininkas, jeigu jis neturi ten tikrai daugumos, jis nieko negali padaryti, jis turi vieną balsą ir tiek. Bet jeigu turėti, aš manau, pirmą, reikia pakeisti statutą. Iš tikrųjų reikia padaryti, kad Seimo narys atėjęs į Seimą dirbtų ir atsakytų už savo darbą. Ir jeigu jis nedirba, reikia jį iš ten išvaryti. Dabar išvaryti Seimo narį, tai didžiausia procedūra. Dabar šitą kadenciją karalius buvo išvarytas. Bet, pavyzdžiui, ten galbūt nusipelno išvarimo ir ne vienas karalius. Bet pamėgink tą procedūrą antrą kartą prakartoti. Tai yra labai sudėtinga. Bet to kiekvienas Seimo narys balsuodamas pagalvoja, o gal ir prieš mane tada kas nors pasisakys. Tai vienas kitam nenori pakenkti. Todėl tas statutas turi būti griežtesnis. Man žmonės dažnai sakydavo, kaip tu Seimo pirmininkas negali priversti, kad jie sėdėtų Seimo salėj, kad jeigu nelanko išvaryti iš Seimo, negali Seimo pirmininkas to padaryti. Ten yra labai demokratiškos procedūros ir tuo naudojasi tie, kurie ten nedirba. Tai aš galvoju, kad visų pirma reikia sugriežtinti Seimo narių darbo laiką, atsakomybę. Reikia sugriežtinti turbūt naudojimąsi biudžeto pinigais. Daug ką reikia padaryti ir aš turiu minčių, bet man svarbiau būtų, kad taip orientuoti Seimą, kad jis priimtų tokius įstatymus, kurie šiandien labiausiai reikalinga valstybei. Pats Seimas ten turi, aišku, tvarkytis, čia viskas ir suprantama, bet šiandien nepriimami tie patys seniūnų rinkimai, tie patys mero rinkimų įstatymai, teismų sistema nėra reformuojama. Va čia koncentruotis. Ir kai Seimas priiminės įstatymus, kurie visuomeniai bus sutinkami palankiai, kai visuomenė matys, kad tie įstatymai duoda naudą jiems patiems, tada ir tas Seimas kitaip bus vertinamas. Dabar jūs susijungit su darbo partija, jūs dabar darbo partijos narys. Sakyt, kurioje vietoje darbo partija partijų spektre randasi? Kairiau, dešiniau ir kas jūsų pagrindinis oponentas būtų? Aš noriu pasakyti, kad pas mus daug partijų yra. Ir yra partijų neveiksnių. Ir tas procesas jungimas, jis turi būti. Ir mes pademonstravom, kad šiandien geriau stiprios partijos negu daug silpnų. Dabar kas mūsų toks, sakysim, varžovas dėl rinkėjų darbo partijos, aš manau, tai kažkur tai centro kairėje esančios partijos varžysis dėl to paties rinkėjo, kairėje esančios partijos varžysis dėl to paties rinkėjo. Aišku, dešinių pažiūrų žmonės, jie jau ten rinksis konservatorius, liberalus ar dar ką. Darbo partija yra centro partija. Aš sakyčiau, jinai turi tokią plačią programą, kuri liktai ir užtikrina rinkos ekonomikos veikimą, bet ir tą socialinį aspektą labai atidžiai žiūri, kad nebūtų skriaudžiami žmonės, kurie nebegali savim pasirūpinti, arba, sakysim, socialiai jautrios grupės visuomenės. Tai čia turbūt didžiausia konkurencija bus nuo centro į kairę su darbo partija. Kausimės su šitais, sakysim, politikais, bet aš visada žmonėms sakau, reiškia, 20 metų Lietuvą pasikeisdami valdo socialdemokratai ir konservatoriai. Tai galbūt vieną kartą, gal gali patikėti trečiai politiniai jėgai valdyti šalį. Ar vėl tik tai tas svyruoklė, svarstyklės tarp kairės, dešinės ir visą laiką keikia. Aš kalbuosi su daugelį žmonių ir su rimtais verslininkais, sakau, o jūs man pasakykit, kuo skiriasi tos dvi partijos? Pamastė, sako, nieko. Tai kodėl, sakau, jūs taip vienas renkatės vienais metais vienus, kitą kartą kitus. Tai čia, aišku, žmonių pasirinkimas, bet jeigu galvos, jeigu mąstys, pagaliau, jeigu girdės, ką kalba politikai arba ką savo programose rašo, tada bus rimtesnis balsavimas. O jeigu ateis tik tai
ne rinkėjai, o televizorių žiūrovai, nu tai tada turėsim panašus rinkimus kaip iki tol buvo. Na, matyt, ta bėda, kad mes turim daug partijų, kadangi kiekvienas lyderis turi būti pats vienas ir vadovauti tai partijai. Vat, kad pažiūrėkim tokį pavyzdį, nu, kad ir ponia Prunskienė, tarkim, jinai įkūrė dabar partiją ir jinai yra pirmininkė tos partijos, o būdama kitoj partijoje jau jinai nebūtų pirmoji. Aš siūliau kažkada poniai Prunskieniai, sakau, junkime, stiprėkim, visą kitą. Bet čia daugelį yra išskaičiavimų, čia turbūt ne šitos valandos tema, bet gal ateis laikas, kada mylės pačią politinę veiklą, pagaliau tiek, kiek ta politinė veikla duoda žmonėm naudos, va čia bus pagrindinis akcentas ir ta meilė politikai, o ne save politikoje. Jeigu tu ne pirmininkas, tai man tada ir neįdomi politinė veikla. Arba jeigu aš ne Seimo narys, nu, tai aš tada ir nebedirbu politikoje. Ne, tai, mielasis, jeigu tu jau atėjai į politiką, tai nesvarbu, kad tavo partija gal šiandien žemiau, ar rytoj bus aukščiau, bet tu ir padaryk, kad ta partija būtų aukščiau. Tu ir parodyk, kad žmonės nelaksto iš tų partijų. Jūs pažiūrėkite dabar, ateina į tarybą, ar ne, su viena partija. Nepraėjo nei pusmetis, kiek jau pasikeitė, kiek išbėgiojo. Mes, tarp kitko, mano buvo pasiūlymas Seime, kad jeigu atėjai su viena partija ir tu, reiškia, nutarėjai, kad ta partija bloga, nu, sakysim, gali žmogus apsirikti ir nori pereiti kitą, tai išeik iš tarybos ir užleisk vietą kitam, o tu su kita partija eik jau į kitus rinkimus. Bet ne, jisai nori būti ir tarybos narys, ir pakeisti partiją, ir gauti kažkokį tai postą. Tai čia aš sakyčiau yra spekuliantai, kurie naudojasi tik tai priedanga, partinė priedanga. Jeigu taip susiklostytų vėl politinė situacija, jūs kandidatuotumėt į prezidento postą, juk jums kažkada tai trūko tik tai labai nedaug, 0,5% ir jūs jau būtumėt prezidentu. Kaip dėl ateities jūs žiūrit? Aš į šitą klausimą tikrai šiandien neatsakysiu, nes ne dėl to, kad aš norėčiau čia kažkaip tai pasibranginti, bet aš ėjau 97-ais į prezidento rinkimus pačioj aušroj savo politinės veiklos. Šiandien aš jau politikoje daugiau kaip 10 metų ir aš visai kitaip žiūriu į tam tikrus postus, į tam tikrą politinę veiklą. Ir man šiandien yra svarbiau, ką padaryti, negu ko būti. Jeigu aš matysiu, kad aš turiu galimybę nuveikti žmonių labui, daugiau būdamas Seimo nariu, arba kur tai vyriausybei, aš ten būsiu. Prezidentas, aš pasakyčiau, gražiai skamba, visuomeniai labai imponuoja šitą pareigybę. Bet jeigu kas nors atsiskleistų konstituciją ir perskaitytų prezidento pareigas, funkcijas, pamatytų, kad jis neypatingai ką gali. Kad visa valdžia koncentruojasi vyriausybės ir Seimo rankose. Ir kai žmonės sukuria tokius didelius lūkesčius renkant prezidentą, kad jis ir pensijas padidins, kad jis ir kitas problemas išspręs, tai čia tiesiog savęs apgaudinėjimas arba nežinojimas mūsų konstitucijos. Ir tada iš prezidento laukia kažkokiu tai labai didelių pokyčių, o prezidentas realiai jų negali padaryti. Tai kiekvienas politikas norėtų tokias pareigas turėti, kur gali padaryti tos pokyčius. Jeigu, tarkim, aš imu save, šiandien aš daug ką esu išmąstęs, daug ką pergalvojęs ir tikrai turiu labai aiškę mūsų valstybės sutvarkymo struktūrą. Tai man geriau dirbti ten, kur aš galėčiau tą įgyvendinti. O tai yra Seimas, vyriausybė. Aišku, prezidentas labai garbinga ir labai gražu, bet realiai dirbti yra kitur smagiau. Aš aišku, šiandien nenoriu į tą klausimą atsakyti, nes tiesiog nežinau, ar man dar bus noro kandidatuoti, o gal man tiesiog bus kitokios veiklos. Ačiū Jums už pokalbį. Su mumis buvo šiandien Artūras Paulauskas. Viso gero. Viso gero.